Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Kokia tai parama? Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Tai ES ir Lietuvos valstybės finansuojama priemonė, kurios tikslas skatinti ūkių modernizavimą, tvarų augimą ir gamybos efektyvumo didinimą. Ši parama remia investicijas į žemės ūkio techniką, pastatus, gyvulininkystės ar augalininkystės plėtrą, melioracijos sistemas bei kitas veiklas tiesiogiai susijusias su žemės ūkio produkcijos gamyba. Ūkininkai gali įsigyti modernesnės technikos, atnaujinti ar statyti fermas, sandėlius, šiltnamius ar kitą infrastruktūrą reikalingą kokybiškai ir konkurencingai žemės ūkio veiklai. Paramos tikslas – padėti ūkiams prisitaikyti prie rinkos pokyčių, didinti darbo našumą, mažinti gamybos sąnaudas ir skatinti aplinkai draugiškus sprendimus. Tai ypač aktualus smulkiems ir vidutiniams ūkiams, kurie siekia stiprinti savo pozicijas rinkoje bei užtikrinti ilgalaikį ūkio gyvybingumą. Kas gali pretenduoti paramą? Reikalavimai pareiškėjui. Paramą gali gauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą. Pagrindiniai reikalavimai paraiškų teikėjams yra šie. Nepertraukiama žemės ūkio veikla bent 1 metus iki paraiškos pateikimo. Valdos ekonominis dydis VED turi būti didesnis kaip 8 000 eurų. Pajamos žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50% visų pareiškėjo pajamų. Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti 700 000 eurų. 2023-2027 metų laikotarpiu, kaip potencialūs paramos gavėjai, pripažinti ir žemės ūkio kooperatyvai, jiems netaikomas reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą. Paramų dydžiai ir finansavimas. 2014-2020 metais buvo finansuota 5110 projektų, kurių bendra skirta paramos suma siekia net 1482 milijardus eurų. Taigi, vidutiniškai vienam projektui skirta apie 290 000 eurų. 2023-2027 metų laikotarpiu skiriamos paramos sumos kiek mažesnės, tačiau pastebimas didelis pareiškėjų aktyvumas, stipresnė konkurencija dėl lėšų gavimo. Taip pat šiuo laikotarpiu supaprastinta paraiškų teikimo tvarka, atsirado galimybė gauti lengvatinės paskolas. Priklausomai nuo sektoriaus ir pareiškėjo statuso, paramos dydis gali siekti iki 70%. Kur ieškoti informacijos ir teikti paraišką? Paraiškos priimamos nuo 2025 metų kovo 3 dienos iki 2025 metų Liepos 4 dienos, tačiau neilgiau nei pasiekiama paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros, NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiose svetainėse.